Apaštalų darbai, 1 skyrius nuo 1 iki 11 eilutės. Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymą. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę. Kartą, būdamas kartu su jais, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, pasakė jis, esate girdėję iš manęs. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Susirinkusieji paklausė jį, viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems tarė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado 2 vyrai baltais drabužiais ir tarė, vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip jį matėte žengiantį į dangų. Tai buvo Dievo žodis. Amen. Viešpatie Dieve, padėk mums pažiūrėti į šį rašto vietą, viešpatie, tai kaip tu pakilai į dangų, viešpatie, ten esi, kaip viešpatie, kas čia vyksta, ką mato mokiniai. Padėk mums kartu su mokiniais išsiaiškinti, kas viešpatie čia užrašyta. Meldžiam to mūsų širdims, mūsų protams, viešpatie, apsireikš mums. Amen. Tai ką, tęsiant jūsų seriją, žiūrėsime į tą dalį, kuomet Kristus, matome, pakyla į dangų. Ir čia matėme tą vietą, nes Jėzus pasivadina mokinius, mokiniai sako, tai jau atkursi dangaus karalystę. Ir tada mato, kaip Kristus yra paimtas, pakyla į dangų, ir žiūri į tą debesį, kuris uždengia jį. Ir kažkas vyksta jų mintise, kažkas vyksta jų širdise. Šiaip labai įdomu, pagalvoti, kas ten vyksta. Žinot, mes gyvenime, kai atsisveikinam su kom nors, yra tekę būti, pavyzdžiui, traukinių stoty, arba šiaip su kažkom atsisveikinti, autobusų stoty. Žinot, kai išvyksta kažkoks brangus žmogus, mylimas žmogus, kuris kažkaip mūsų gyvenime padarė įtaką, mums paprastai natūrali reakcija tokia kyla liūdesys tam tikras, net jeigu buvo labai geri dalykai ir žinai, kad tam toliau kažkas bus gerai, vis tiek ta širdyje tas jausmas gimsta. Nors galim būti dėkingi už tą laiką kartu. Bet žinot, kas labai įdomu,
Čia mes apaštalų darbuose, kurios parašė Lukas, kaip antrąją knygą, pirmoje knygoje Luko Evangelijoje, pačiame gale irgi truputėlis užsimena apie tą epizodą, kuomet Jėzus pakyla. Ir truputėlį pažiūrėkime, jis labai įdomią detalę ten atskleidžia. Jeigu trumpam atsiverstumėm Luko 24 skyriaus pačią pabaigą, 50-52 eilutės bus. Ten skaitom, Jėzus nusivedė juos iki Betanijos, iškėlęs rankas palaimino juos. Laibinamas jis atsiskyrė nuo jų ir buvo paimtas į dangų. Jie pagarbino jį ir su didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat buvo šventykloje ir šlovino bei laimino Dievą. Amen. Labai įdomi detalė, kad jie sugrįžo į Jeruzalę didelio džiaugsmo kupini. Jie ką tik atsisveikino matė, kaip Kristus pakyla nuo jų, tas, kuris su jais vaikščiojo, kur matė, kaip jisai buvo nukryžiuotas, kaip jisai dabar prisikėlė, su juo valgė ir staiga jo nelieka. Bet sako, jie didelio džiaugsmo kupini. Jie jo nebemato. Kodėl mokiniai džiaugiasi, kad Jėzus išėjo? Bet mums įdomu pamastyti šito klausimu. Bet mes tarsi dabar esam panašiai kaip mokiniai toje situacijoje, kai Jėzaus nematome, jis jau pakilęs. Mes dar gyvename iki to laiko, kai jisai sugrįš, kai angelai pažadėjo, kad tai sugrįš. Mes tikime jį karaliaujant. Ir greičiausiai mums kyla labai panašus klausimai, kaip mokiniams tuo metu kilo. Ką reiškia dabar gyventi tarp tų dviejų taškų? Jėzus pakilo, Jėzus sugrįš. Ar Jėzus dabar toli, o mes čia arti? Ką jis dabar daro? Ką man reikia dabar daryti? Kur visa tai nueis? Ir čia mes matome, nežiūrėkime į apaštalų darbuose, ką pradedam atrasti, kokie tie atsakymai. Pasvarstykime apie šitos atsakymus, apie tos klausimus, kuriuos uždaviau. Žinot, įdomu, kad Jėzus šiaip prieš savo mirtį jau apaštalams sakė, kad aš išeisiu. Mes Jono 16 skyriuje, 28 eilutė, jisai mokiniams sako, išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir einu pas tėvą. Jėzus jau sakė, aš su jumis čia nebūsiu visuomet, aš keliausiu pas tėvą. Ir nors Jėzus dingo iš to regimo vaizdo, mokiniai jo nemato, fiziškai akim, bet Jėzus nedingo iš jų tikrovės. Jėzus išties, jie džiaugiasi, nes jie pradėjo suprasti, kad dabar viešpats yra išaukštintas. Jisai keliauja pas savo tėvą, ten viešpatauja, jis ten užtaria savuosius. Bet mes apie Evangeliją kartais galvojam, kad jinai baigėsi su tuo, kad Jėzus numirė ir prisikėlė. Bet ta gera žinia apie Dievą, ką jis dėl mūsų padarė, tęsiasi ir toliau. Nes jisai pakilo, viešpatauja ir užtaria mus. Geroji žinia yra visa žinia. Mes kartais galvojame, kad kažkaip viskas ten taip ir baigėsi, kai Jėzus pakilo, paskutinis kadras, ėjo filmas ir baigėsi. Ir parašyta bus tęsinys. Šiaip apaštalų darbų yra tęsinys, toliau, kai skaitome, tas tęsinys tęsiasi, ten nėra pabaiga, nėra paskutinis kadras.
Ir tai labai mums svarbu netgi, kai mes galvojame, kas buvo Jėzus. Jeigu mes galvojame, kad Jėzus buvo tik tais geras mokytojas, labai teisingas tiesas mokė, kaip gyventi, kaip mums elgtis, tai mes turbūt ten ir liktumėm. Buvo geras mokytojas prieš 2000 metų, mes bandome elgtis taip, kaip jisai mus mokino, kaip sakė, bet krikščionybė nėra tik tai sekimas to, koks buvo Jėzus. Tai taip pat pripažinimas, kad jis dabar šiandien karaliauja, viešpatauja, sėdi soste, yra gyvas ir aš tikiu šituo Dievu. Taip jisai buvo žemėje atėjęs prieš porą tūkstančių metų, kad mes suprastume ir kad jisai atliktų tą auką, bet jis yra gyvas. Ir kyla klausimas, o ką jis dabar veikia tada, ne? Ta, ką mes skaitome ir Paulius keliose vietose pamini savo laiškuose, sako, jisai užtaria mus. Štai romiečiams kelias vietas paskaitysiu, pažiūrėkime, ką raštas mums sako, ką Dievas dabar veikia, kai jo nėra regimo šalia mūsų akimis. Štai romiečiams 8 skyriuje, 34 eilutė, sako, Kristus mirė, buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtaria mus. Taigi ta Evangelija tęsiasi, ne? Kristus mirė, prisikėlė už mus, dabar sėdi Tėvo dešinėje ir užtaria mus. Ta istorija tęsiasi. Taip pat žydams Hebrajų laiške 7 skyriuje 25 eilutė sako, todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos. Kreipiasi apie tuos, kas per jis yra Jėzus. Todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo, nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Taigi matome, kad Dievas sėdi ir užtaria mus. Čia kaip, galim įsivaizduoti, kad mes sėdėtumėm uždaryti kalėjime. Ne? Nebūtinai tokiam blogam kalėjime, kur viduramžiuose filmuose matome, galbūt moderniam, bet ten, kur neturime laisvės. Ir viena, kai advokatas pas mus ateina į mūsų celę, ten, kur mes sėdime, ir sako, taip, aš tavęs nepamiršau, aš už tave, mus guodžia, šiaip paguoda mums. Bet šiaip kur kas svarbiau, kad tas advokatas, kai bus teismas, stovėtų teismo salėje ir sakytų, gintų mane, laiduotų už mane. Taip panašiai ir čia. Mokiniai mato, kad Jėzus dabar pakyla į sostą viešpatauti, užtarti ir jie nėra palikti kažkaip čia vieni. Tad Jėzus tęsia savo darbą. Jis yra tas teisusis atstovas. Tad mūsų priėmimo prieš Dievą pagrindas nėra mūsų savaitės rezultatai, kaip mums pasisekė šitą savaitę. Mūsų pagrindas yra Kristus. Nes tų savaičių būna įvairių. Būna tokių šiaip gerų savaičių būna, kai viskas klojasi neblogai, kai kažkaip mano santykis su Dievu yra geras, kai aš meldžiuosi, buvau kantrus įvairiose situacijose su savo artimu, susilaikiau, ten, kur anksčiau būčiau supykęs ir nesusivaldęs. Ir gal šiandien aš labiau kažkaip turbūt priimtinas viešpačiui. Būna tokių kitokių savaičių, kur, kai pasakiau daug ko nereikėjo pasakyti, kai kartoju tą pačią nuodėmę, kur sakiau daugiau nebekartosiu, kai malda sausa, kai raštas liko netverstas. Ir tada gal atrodo sunkiau, tai kaip čia Dievas dabar mane priims. Ir ta gera žinia yra, kad šiaip Dievas nesako, aš palauksiu, kol tu vėl vertas tapsi, tada ateik. Kažkaip nesako, įrodyk, kad kitą kartą jau tikrai tu to nepadarysi. Jis sako, žiūrėk į Kristų.
Nes tas pats Kristus, kuris mirė už nuodėmes, dabar yra gyvas, viešpatauja, užtaria mus. Ir tuomet mūsų viltis nėra, kaip mano savaitė praėjo, kaip mano diena praėjo. Ir kad man reikia išsilaikyti kažkaip arti Dievo. Mano viltis, kad Kristus yra tas, kuris užtarė ir išlaiko mane prie jo. Man atrodo, čia yra pradžia atsakymo į tą klausimą, kodėl mokiniai džiaugiasi, kai matė, kad Kristus išėjo. Jie pradėjo daugiau suprasti, kad čia ne paskutinis kadras. Tai yra kaip tik tas šlovingas kadras, kurio nesimato dabar šitoje žemėje, kai Jėzus sėda į sostą viešpatauti ir užtarti juos. Jie supranta, kad jų gelbėtojas yra gyvas, jie supranta, kad jų viešpats yra išaukštintas, kad Jėzus yra išaukštintas. Jie supranta, kad jis užtarė juos. Jie supranta, kad jie neliko čia vieni, dabar eidami atgal į miestą, į Jeruzalę. Ir taip pat mes nesame vieni. Ir galima galvoti tada, tai kas tuomet čia vyksta tarptų. Gerai, Jėzus iškeliavo, jisai danguje, mūsų užtarė, tai kągi čia dabar daryti? Tai kaip mums čia gyventi šioje žemėje? Kokia užduotis? Ar mums čia laukti dabar? Mokiniai pradžioj žiūri į dangų ir laukia, bet pakilo Jėzus, gal tuoj nusileis. Ir pažiūrėkime, ką apaštalų darbuose matome apie tai. 6 eilutėje, šiaip mokiniai Jėzaus dar prieš pat pakylant klausia apie laiką. Susirinkusieji, jo mokiniai, jo klausinėjo: Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Sako, tai kadagi tas Izraelio karalystės atkūrimas įvyks? Jis, tai yra Jėzus, jiems tarė: ne jums žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo valdžią. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudininkai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, lig pat žemės pakraščių. Įdomu matyti, kad Jėzus nesako dabar, tai jūs eikite ir pabaikite mano darbą, ką aš čia dariau, jūs tiesiog, jis jiems sako, pradžioj 8 eilutėje, sako, jūs gausite šventąją dvasią, kuri suteiks jums jėgos. Ir tuomet tapsite mano liudininkai. Tie, kurie pasakoja apie mane. Jėzus neperdo dabar tiesiog estafetės lazdelės ir sako, jūs dabar bėkite, bet šiaip Jėzus toliau tęsia tą darbą ir sako, ateikite į šitą darbą, aš jūs įtraukiu kartu su manim, darbuokitės draugė su manim. Išaukštintas Kristus toliau veikia per savo žmonės. Juose esanti šventoji dvasia jiems suteikia jėgų. Apie Jėzus tarp tų 2 taškų, tarp to, kai išėjo ir grįžta, palieka misiją mums. Mato Evangelijoje, paskutinėme skyriuje, mes skaitome apie didįjį paliepimą. Jėzus pasirodęs ant kalno Galilėjoje sako, eikite, padarykite mano mokiniais, krikštydami, mokydami iki pasaulio pakraščių. Bet labai įdomu pamatyti, kad, šis liepimas prieš eikite, mato 28 skyriaus, jeigu pačią pabaigą atsiversite, norit pažiūrėti, 18 skyriuje pradžiai jis sako, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Taigi Jėzus prieš sakydamas eiti, sako, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Taigi jo valdžia visuomet eina prieš tai, kai jisai siunčia, jisai daro tą darbą, sako, mano valdžia duota. Ir po to, kai jisai sako, eikite, pat gale, sako, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Nes jis mus tarp tokių dviejų dalykų tarsi įdeda mus kartu ir sako, eikite, prieš jūs eina mano valdžia, aš tai darau ir aš esu su jumis. Taigi viešpats eina prieš mus ir jis yra su mumis. Bet mums pamatyti, kad jis nepaliko mums, sako, dabar jūs bėkite, bet sako, aš darau toliau savo darbą ir įtraukiu jūs į jį. Ir mes galvodame, tai kaip čia mus tokius dabar kažkas įtraukia į darbą? Ar verta mane tokį viešpatę traukti į darbą? Kaip galvojate, ar verta? Bet labai įdomi mane drąsina Mato Evangelijoje, taip pat prieš va šitą eikite, 17 eilutėje jis apibūdina tos mokinius, kurie pamatė po prisikėlimo atėjusi Jėzų. Ir pažiūrėkime, kaip tai skamba. Taigi 16-11 mokinių nuvyko į Galėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė, jie pagarbino jį, tačiau kai kurie abejojo. Pamėginkim įsivaizduoti, mokiniai ant kalno, prisikėlęs Jėzus pasirodo, jį mato čia šalia, pagarbina, bet abejoja. Ir šitiem abejojantiem, bet šitiem, kurie dabar čia abejoja, Jėzus sako tos žodžius. Sako, eikite. Jis kažkaip nelaukia, kol visos abejonės tiem mokiniam išsisklaidys. Taip svarbu ją sklaidyti, taip svarbu suprasti dalykus. Bet Jėzus nelaukia, kol mes tapsim tobuli. Nes mes nesam tobuli. Viešpats tik tais yra tobulas. Mes kartais patys save labiau sakom, aš nevertas, aš nemoku kalbėti, kaip aš čia paaiškinsiu, kažkas kitas tikrai geriau papasakos apie Dievą ir apie Evangeliją ir kuo aš čia tikiu. Bet galim pagalvoti apie tuos, kur Jėzus siuntė. Ne? Čia koks mėnuo praėjo, 40 dienų, ne? Nuo to laiko, kai Petras pamatęs, kad sunku, išsižadėjo, sakė, nieko net nekalbėjo. Visi kiti šiaip tiesiog išsibėgiojo, kai Jėzus suėmė. Čia dabar yra tie stovi šalia jo, kur abejoja dar. Ir Jėzus jam sako, jūs būsite mano liudininkai. Jėzus mums sako, jūs būsite mano liudininkai. O tarp tų dviejų taškų yra misijos laikas. Dabar tarp to, kaip pakilo viešpats ir jisai sugrįž, mes esam tam laikė, kai esam kviečiami skelbti apie to, kom tikime. Ne, kad tikime, kad viešpats dabar yra gyvas. Ne tik, kad jis prieš 2000 metų štai ko mokė ir mes tuo sekame, bet kad jis yra gyvas. Atverta tokį galbūt net klausimą užsiduoti, ar mano gyvenime, mano tikėjimas Kristumi, Jėzumi netyčia netapo tik privati mano gyvenimo dalis. Ar tai nėra tik ta tema, kur yra privačiai, mažam rate žinoma. Ar aš galiu pasakyti, kad Kristumi pasitikiu, ar galiu pakviesti į bažnyčią, ar galiu atsakyti, kuo aš tikiu ir kodėl aš tikiu. Ar galiu būti ištikimas savo tikėjime. Mums verta užsiduoti tą klausimą, kam šiandien galiu parodyti Kristus savo gyvenime ir papasakoti apie jį. Gal dabar tavo galvoje yra koks nors vardas, bendradarbio, tavo vaiko, tavo draugo. Ir mes neprivalome labai taip savęs smarkiai stumti, ir kad mes dabar turim išgelbėti visiems
pasakyti, nes mes negalime išgelbėti žmogaus. Mes negalim pakeisti jo širdies. Dievas tik tais gali keisti širdis, bet ką mes galim būti ištikimi liudininkai, ištikimi pasakotojai apie Kristų, taip kaip jisai veikia mūsų gyvenimuose ir palikti, kad jisai keistų jų širdis. Čia mūsų ištikimybė, jeigu mes ištikimai, ten, kur esame, ten, kur Dievas mus nuvedė, pastatė, kokiam gyvenimo etape bebūtumėm, ten galime dalintis, kas mums yra Jėzus. Žinot, jis taip įtraukia mus į savo darbą. Jo darbas, kad užšlovintųjų, kurie atranda Kristų savo gelbėtojų, tą tikrovę ir realybę, kuri yra, kad jų būtų daugiau, kad jį pamatytų. Ir mokiniai tai matė, tai pradėjo matyti, žiūrint į tą situaciją. Jie eidami link Jeruzalės į miestą pradėjo matyti, kad jų gyvenimas nėra dabar be tikslo, nes Jėzus dingo. Nes prieš tai buvo aišku, sek paskui Jėzų. Matau, einu, darau. Dabar nematau ir atrodo, kad neinu, nedarau. Ne, bus atsakymas. Bet nematau, bet turiu misiją. Eiti ir liudyti. Tai, ką liepia Jėzus jiems prieš pat pakylant. Žinot, kai jie žiūri į tą debesį, kur Jėzaus jau nėra, nuo 9 eilutės Apaštalų darbuose mes pradedam matyti, ne, kas įvyksta. Taigi tai pasakęs, Jėzus bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado 2 vyrai baltais drabužiais ir tarė: Vyrai galiliečiai, ko stovite žiūrėdami dangų? Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž, taip pat kaip jį matėte žengiant į dangų. Taigi jie žiūri, laukia, ne, pamato du baltai apsirengusius vyrus, angelus, kurie jiems duoda pažadą. Sako, tas Jėzus sugrįž, taip pat kaip jį matėte žengiant į dangų. Ir sakyčiau, verta pabandyti įsiklausyti į 11 eilutės tos 2 žodžius. Žinot, tas Jėzus. Nes tas Jėzus nėra kažkas panašus į Jėzų. Nėra abstrakti dvasinė jėga sugrįž. Nėra Jėzaus mokymas ir idėjos išliks. Jie sako, tas Jėzus. Tas Jėzus, su kuriuo vaikščiojate Galilėjos keliais. Tas Jėzus, kurį matėte nukryžiuotą, kurį matėte prikeltą gyvą, su kuo valgėte po prisikėlimo. Tas Jėzus, kurį čia matėte pakylant. Būtent šis Jėzus sugrįž. Ir tai yra mūsų krikščioniško tikėjimo centras, kad Jėzus gyvas ir jisai sugrįž. Jisai valdo, jis mūsų užtaria. Čia mūsų viltis ir džiaugsmas. Pasaulyje paprastai, žinot, toks viltis yra suprantama kaip labiau optimizmas. Toks, kažkaip galiausia bus gerai. Bet štai. Bet krikščioniška viltis nėra tokia. Krikščioniška viltis gali žiūrėti ir matyti blogį, gali žiūrėti, matyti kančią.
matyti mirtį ir jis nėra tiesiog toks optimizmas, kuris, kad galiausiai viskas bus gerai. Bet mūsų viltis į tai, kad mes žinome, kad paskutinį žodį tarė tas, kuris sėdi soste, tas, kuris teisia. Šiaip mums kaip krikščionim ir nėra duota pasakyti paskutinį žodį, pamatyti visus atsakymus. Bet mes žinome, kad Kristus tuos atsakymus visus atsakys. Jisai turi tuos galutinius atsakymus. Kad jo yra paskutinis žodis. Krikščioniškas vilties pagrindas turi vardą. Tai yra Jėzus Kristus. Mūsų viltis nėra tiesiog lūkestis, kad viskas bus gerai. Mūsų pagrindas vardas Jėzus Kristus. Šiandien giedojame, ne? Nėra tokio vardo kaip Jėzus danguje ir žemėje. Ir netgi tas Jėzaus išėjimas, jisai kaip prieš išeinant dar mokė, jis toks labai asmeniškas. Galim žvilgtelt Jono 14 skyriuje 3 eilutė, tiesiog toks mažas rakursas. Jisai kalba apie dangaus karalystę ir Jėzus sako, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Čia jisai kalba, kad jis nueis pas tėvą į dangaus karalystę, paruoš mums vietą, sugrįš ir pasims mus kartu, kad mes galėtume būti su juo. Jis nesako, ir galiausia visos pasaulio problemos bus išspręstos. Ir galiausia nebus netvarkos, bus viskas sutvarkyta. Bet jis labiau kalba labai asmeniškai tau, man, sako, aš paruošiu vietą, aš sugrįšiu pas tave ir pasimsiu kartu. Ir mes būsime kartu. Tas ateities vaizdas, centras yra mes kartu su Kristumi. Nors esame toj būsenoj laukimo, tarp pakilimo, Jėzaus pakilimo ir jo sugrįžimo. Ir nežinome kada. Jėzus sakė, nelabai rūpinkitės kada, labiau davė mums misiją, sakydamas, kad jūs būsite mano liudininkai. Angelai mums pridėjo vilties, sako, tas Jėzus sugrįž. Taigi mes dabar ne tik, stovime ir laukiame, galvojame, kada tas bus, kada. Bet labiau mums yra duota kryptis. Kol laukiame, kol vilėmės. Sako, liudykite. Ir mes tarnaujame šiame pasaulyje dėl to, kad Kristus mus siunčia. Bet taip pat ir laukiame ir negyvename taip, lyg šis pasaulis būtų viskas. Nes mes žinome, kad Kristus sugrįž. Mes labai norime žinoti visas pabaigas. Mums patinka, kai pradedi ir pabaigi. Kažko lauki ir ateina rezultatas. Mums labai šiaip sunku, bent jau man labai sunku, kai to rezultato nematai, neateina arba jis kažkur pabėga. Ir taip mes norime matyti atsakytas maldas, mes norime matyti, kaip pasikeičia gyvenimai tų žmonių, už kuriuos mes meldžiamės. Mes norime pamatyti atstatytus santykius, ištaisytas neteisybės. Deja, ne visus mums atsakymus pavyks pamatyti, ne visos maldos bus atsakytos taip, kaip mes laukiame, ne visos neteisybės bus ištaisytos. Ir tada, kaip ir mokiniams, manau, taip ir mums kyla toks klausimas, tai ar visą tai turi tada prasme?
jeigu aš nepamatau to rezultato, to galo. Bet manau, čia mums dar kartą svarbu tą mintį prisiminti, kad šiaip mums neduota nuspręsti visų dalykų ir pamatyti visų pabaigų. Bet mes žinome, kad Jėzus galiausiai yra tas, kuris išspręs teisingai, nes jisai sėdi išaukštintą sostę ir valdo. Ir tada mes žinom, kad mūsų ištikimybė nėra beprasmė, mūsų malda nėra beprasmė, mūsų tarnavimas nėra beprasmis, net tuomet, kai nematome rezultatų. Kad mūsų liudijimas apie Kristų nėra tiesiog šaukimas per langą į tuščią erdvę, bet jis yra pasakojimas, nes mes žinome, kad Kristus sugrįš, kad jisai gyvas, kad jisai šiandien veikia, kad jis dabar viešpatauja. Ir mes žinom, kad net mūsų geriausia gyvenimo diena nėra tas mūsų gyvenimo tikslas. Žinome, kad bus ir prasčiau, ir geriau, bet galime gyventi šiandien, džiaugtis, žinodami, kad ta geriausia diena, jinai dar prieš akį, kai Kristus sugrįš, kai mes susitiksime su juo. Ir tai labai mus guodžianti žinia. Jinai labai guodžia, kai mes esame arti skausmo, kai esame situacijose, kai skauda, kai situacijos nėra tokios geros, kaip norėtumėm, kai kažkas, ką mes labai stengiamės, mylėjome, sugriuvo, kai malda negavo atsakymo, kurio aš tikėjausi, kai prarandame artimą žmogų, kai mums reikia stovėti kažkur prie kapo. Ir ta krikščioniška viltis mūsų nesako, kad mums neskaudės. Jinai nepažada, kad tikėkite manim ir jums neskaudės. Jinai nesako, kad skausmas nėra tikras. Bet ką sako, kad skausmas nėra, paskutinis skyrius knygoje. Kad mirtis nėra tas paskutinis skyrius. Kad mūsų nuodėmė nėra tas paskutinis skyrius. Kad prisikėlęs Kristus sugrįš ir tuomet bus paskutinis skyrius. Bet mes nežinome, kas mūsų laukia už metų. Nelabai žinome, kas laukia rytoj. Galime planuoti, mąstyti, bet realiai nesame visiškai užtikrinti. Ir ta viltis mūsų nėra, kad mes būsim užtikrinti rytojum, bet viltis dėl to, kad žinome, kad galiausiai istorijos pabaigoje bus paskutinis skyrius, kai sugrįš Kristus, kai jis pasims savuosius, kai jis pasims mane, pasims tave, pas save ir tuomet bus galutinis džiaugsmas. Ta aukščiausia džiaugsmo taškas. Štai yra mūsų viltis. Štai kuo mokiniai džiaugiasi, kodėl jie galėjo eiti į miestą ir dabar džiaugtis. Nes jie matė, kad Kristus galiausiai sugrįš. Kad jie nėra vieni, kad jie nėra palikti, kad jie yra darbe. Ir turi pažadą. Štai, jie stovi ant Betanijoje, netoli Jeruzalės, mato, kaip Kristus pakilo. Ir matom, kaip Lukas mums pasakoja, kad jie grįžo su dideliu džiaugsmu. Ir pradam suprasti, iš kur tas didelis džiaugsmas galėjo ateiti. Nes jis ateina iš pradėjimo suprasti, kad nors dabar nematau savo akimis Jėzaus, bet Jėzus niekur nedingo. Kad tas, kuris mirė, prisikėlė už tave ir mane, kad jis dabar gyvas, išaukštintas
sėdi soste prie tėvo, užtaria tave ir mane, ir kad jie nėra vieni, kad mes nesame vieni. Kad Jėzus išėjo, bet tas darbas Jėzaus nesustojo. Jėzus neperdavė jo, tiesiog jisai sako, tęsė jį toliau. Jisai siunčia šventąją dvasią, kuri duoda jėgų tam, kad liudytume, būtume jo gyvenimo pasakotojai, ne tie, kurie liudijime, parodome Kristų, kurie esame jo darbe, esame jo tarnystėje, esame jo bendradarbiai. Nesame čia be tikslo, dabar tiesiog laukdami, kuomet Kristus sugrįž, bet esame jo darbe. Kad jis išėjo, bet išėjo ne visam laikui. Jisai pažadėjo sugrįžti. Jisai grįž tas Jėzus. Tas, kuris vaikščiojo, tas, kuris prisikėlė, tas, kuris už mus mirė, tas, kuris mus mylėjo, tas, kuris mus myli, tas, kur viešpatauja, tas, kuris užtaria mus prieš viešpatį kiekvieną dieną, kai mes per jį ateiname pas Dievą. Todėl jie nebuvo be vilties. Ir čia yra ta geroji žinia mūsų. Žinote, Evangelija, ką padarė viešpats dėl mūsų. Kai mes žinome, kad viešpats viešpatauja, kad jis užtaria mus, kad jo dvasia veikia dabar, čia dabar, ne tiesiog kažkur, bet jinai veikia čia. Ne kažkada. Žinot, čia yra mūsų viltis, kad mums dabar nereikia tiesiog kažkaip geros savaitės, kas ateiti pas viešpatį. Kad galiu ateiti tik tada, kai buvo gera savaitė, kai gera diena, dabar priimtinas. Ne, galima ateiti bet kada. Nes mūsų viltis yra Jėzus Kristus. Tas, kuris mirė už mus, nusidėjėlius, už mūsų nuodėmes tam, kad mes galėtumėm būti su juo. Mes matėme jį prisikėlusi, matėme jį pakilusi į dangų, kuris mus užtaria, siunčia dvasią kiekvieną dieną. Šiandien, kai mes sakom šventoji dvasia, padėk man sunku. Štai čia ateina viešpats ir jisai veikia. Jisai veikia čia ir dabar. Ir čia klausimas, jeigu esi, kuris galvoja, kad aš gal netikiu dar Kristumi tokiu, kas jis yra, tai vienas klausimas yra, ką tu galvoji apie Jėzų, kas jis toks. Bet kur kas rimtesnis, ar aš pasitikiu, kad Jėzus dabar yra viešpats, viešpatauja, valdo ir ar verta jam patikėti savo gyvenimą. Tuomet į šitą klausimą tau reikėtų atsakyti. Tada galim pagalvoti, kas mes sakom, kad aš seku Kristumi. Aš einu paskui jį. Pagalvokime dar kartą apie tą realybę, kad jeigu Kristus iš tiesų dabar yra, viešpatauja, užtaria, valdo, kaip tai išties keičia kiekvieną dieną mano gyvenimą. Gal esi pavargęs nuo savo paties nepastovumo su Dievu, sunkumo. Galim žiūrėti, kad Kristus sėdi ir užtaria tave. Tau nereikia pačiam išsigelbėti. Gal tavo gyvenimas tapo labai privatus su viešpačiu? Tada gali paklausti, kam aš savo gyvenime šiandien galiu liudyti apie Kristų, kas gali išgirsti apie viešpatį.
Gal tavo ateitis kelia baimę. Nežinai, kas bus rytoj, kaip viskas išsispręs. Žinau, kad istorijos pabaigoje Viešpats sugrįš. Jisai yra tas, kur nuvalys visas ašaras, kuris padės visus taškus ir verta ištikimai tarnauti. Verta pasitikėti juo. Verta gyventi ir džiaugtis. Ir tom akimirkom, kai sunku būna ir kai būna lengva. Ir mes galime džiaugtis, kai matydami, kad Viešpats pakilo, bet mes jo nepraradome. Jis viešpatauja, jisai veikia, jisai sugrįš. Ir tarp šito jo išėjimo, jo pakilimo ir grįžimo mes nesame vieni. Mes nesame čia be tikslo. Mes nesame čia be vilties. Ir lygiai taip, kaip mokiniai galime eiti į miestą, į Jeruzalę ir džiaugtis. Su dideliu džiaugsmu. Nes Viešpats yra gyvas. Kviečiu pakilt mus maldai. Kristau, ačiū tau, kad tu, Viešpatie, ne tik mirėjai už mus, ne tik prisikėlei, ne tik pasirodėjai mums gyvas, bet ir pakilai į dangų, viešpatauji, užtari mus, Viešpatie, prieš tėvą, siunti mums savo šventąją dvasią, duodi mums jėgų liudyti tave, kalbėti apie tave, džiaugtis. Viešpatie, padėk mums matyti vis ryškiau tavo paveikslą. Viešpatie, kad matydami galėtumėm savo širdyje, savo protose, savo gyvenimosius džiaugtis tavim. Tuo, ko Viešpatie mums teiki, tuo, kuo tu, Viešpatie, mus mokai, kur mūsų ugdai. Ir Viešpatie, šlovinam ir garbinam tave. Taip kaip mokiniai šlovino ir džiaugiasi, taip ir mes, Viešpatie. Atiduodam tau garbę gyvajam Viešpačiui, šiandien viešpataujančiam ir per amžius viešpataujančiam. Būk Jėzau išaukštintas. Garbinam tave.